Sveiki visi. Šiandien esame tokiame bute, kurio elektros montavimo darbai pirmas etapas eina į pabaigą. Ir šitas būtas yra nepaprastas, nes jisai yra išmanus. Tiksliau, jisai bus išmanus. Naudojame čia KNX sistemą ir pradėsim mūsų apžvalgą nuo virtuvės, nuo namo, taip sakant, širdies, vietą, kur visi mėgstam pabūti. Visų pirma, šitoje vietoje viskas standartiška, čia nekreipkite dėmesio, čia 2 kartus prasišovėm su rozečių išpjovimu, jos realiai įsiteps čia per vidurį, bet čia viskas pataisoma. Standartinė iš tiesų instaliacija, čia viskas, virš stalviršio iš tiesų yra viskas standartiška, vienintelis dalykas, kad atskira grupė kavos aparatui, atskira grupė darbo rozetės, atskira grupė smulkintuvas indaplovė ir atskira grupė šaldytuvas. Šaldytuvui atskira grupė, iš viso aplamai mėgstu visur daryti atskirą grupę šaldytuvai, nes jį galima padaryti vėliau kaip neatjungiamą grupę. Ir šito atveju irgi labai geras dalykas, nes žmogus yra keliaujantis ir, tarkim, išvažiuoja iš namų, išjungia vieną automatą, kuris atjungia visus nereikalingus įrenginius, visus nereikalingus kištukinius lizdus ir tada ramia galva savo išvažiuoja. Labai svarbus dalykas, bet kuriame išmaniajame name, tai šitas dalykas. Čia atvestas kabelis, KNX-inis kabelis ir šitoje vietoje pas mus bus daviklis nuo pratekėjimo. Ir čia šitoje vietoje susimontuos tas daviklis ir jeigu bus kažkoks, kažkokia avarija, jeigu prasipils kažkoks vanduo ar prasipils, dar kas ir čia atsiras bala, tai automatiškai užsidarys namo įvado čiaupas. Jeigu yra papildomai kažkokių laisvų pinigų, tai galima iš tiesų net daryti ne viso įvado atjungimą, o padaryti kolektorių, kur bus kiekvienai ten grupiai, lygiai taip pat kaip ir su elektra, bus grupė, tarkim, virtuvės vanduo, vonios vanduo, kitos vonios vanduo, dar kažkas ir kiekvienam padaryti tą elektrinį vožtuvą, kuris, jeigu atsirastų pratekėjimas, užsidarytų. Draugai, artėja Kalėdos ir naujieji metai. O tai reiškia, kad atėjo dovanų sezonas. O kokia galėtų būti geriausia dovana savo kaip elektrikui arba savo draugui elektrikui? Aišku, kad įrankiai. Bet kokie? Įrankių yra daug. Aš asmeniškai galiu jums pasiūlyti mūsų gipso kartono drožtuką ir skelių gręžimo šabloną. Gipso kartono drožtukų jūs lengvai nuimsite paskį prieš montuojant dėžutes į gipso kartoną. O su gręžimo šablonu jums reiks pažymėti būsimų rozečių ar jungiklių centrą, prisukti šabloną prie gipso kartono sienos ir išpjauti skyles, kurios dabar jau niekur nepabėgs. Abu šitos įrankius galite įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje, nuorodą į kurią paliksiu šito video aprašyme. Šitoje vietoje pas mus bus sala ir saloje mes turėsime visokius pašvietimus, žmogus čia nori visokių įvairias spalvių pašvietimų. Tai šitoje vietoje bus sala, joje bus RGBV juosta, taip pat joje bus jungiklis sumontuotas tiesiai į baldą, kuris jungs virtuvės apšvietimą. Taip pat šitas apšvietimas ir jungsis kažkur iš šitos vietos, bet čia nėra dar pertvaros, tai kaip bus pertvaras. Šitoje pertvaroje taip pat bus išvadas kaitlintai ir šitoj pat pertvaroj bus išvadas, čia irgi tokia bus lentyna su pašvietimais. Dar šitoj vietoj, kažkur arba čia, arba kažkur čia bus sumontuotas judesio daviklis. Judesio daviklis, jau ne vieną kartą savo video minėjau, kad judesio daviklis virtuvėje jisai yra pakankamai patogus dalykas. Jūs atėjot į virtuvę, pas jūs suveikė judesio daviklis, kadangi judesio daviklis bus kokybiškas, jisai bus pakankamai brangus, tikriausiai tai bus Jung gamintojo judesio daviklis, jisai dalinasi į kelias sekcijas ir realiai su jo galima padaryti, kad tam tikras zonas atjungti ir jos nesuveikinėtų. Tai tarkim, net jeigu šitas daviklis būtų čia, tai jam galima atjungti šitą pusę, ir kai jūs vaikštot čia svetainė arba valgomajam, tai šitas judesio daviklis nesuveikia. Bet kai jūs užėjote į virtuvės zoną, jūs patekote tą suveikimo radiusą ir jau šitoj vietoj suveikia judesio daviklis ir jums, tarkim, automatiškai įsijungia
baldo pašvietimas. Kas pas mus virtuviai dar? Daugiau virtuviai pas mus kaip ir nieko nėra. Šitoje saloje taip pat mes jau patys numatėm rozetę, jos nebuvo numatyti iš karto, bet pagalvojau, kad vis dėlto vienas papildomas kabelis čia nepamaišys ir atvedėm vieną rozetės kabelį. Saloje, kai yra sala, aš manau, kad visą laiką yra racionalu pasidaryti kažkokią rozetę. Čia pas mus valgomojo zona. Ir šitoj zonai iš tiesų nieko absoliučiai ypatingai nėra. Bus tiesiog LED juosta kažkur čia nišai, bus keli čia šviestuvai taškiniai ir vienas šviestuvas, kuris kabės jau virš pačio stalą. Bet taip pat čia yra numatytas šitoj vietoj ir taip pat šitoj vietoj, šitie langai, čia numatytas automatinės užuolaidas. Tai manau, kad išmanus namas be automatinių užuolaidų, tai jau čia kažkoks neišmanus namas. Šitoje vietoje nors ir pas mus bus valgomasis, bet čia bus tokia kaip spinta, pilnai uždaryta. Nežinau, iš tiesų neįsivaizduoju, bet galbūt ne pilnai uždaryta spinta, gal kažkokia kaip komoda. Bet esmė tame, kad šitoje vietoje bus visokie įrenginiai ir būtent šitoje vietoje bus robotas siurblys. Robotui siurbliui, kadangi robotas siurblys pats iš savęs jau tai išmanus renginys, sutikit, tai pakankamai išmanus renginys, tai jo neprijungti į bendrą namo sistemą, į bendrą namo tinklą, būtų nelogiška, kad jūs visą namą valdote iš vieno appso ir robotą atskirai. Tai todėl čia yra jam skirta rozetė ir šitoje vietoje taip pat atvestas KNX kabelis, kuris gali būti prijungtas prie roboto siurblio bazės ir mes galėsim naudoti šitą roboto siurblį arba tiesiog galim paspausti planšetėje mygtuką, kad jisai išvažiuotų siurbti namus, arba mes galime padaryti scenarijų, kad kai mes išeinam iš namų, tarkim, užrakinom išmanę spyną arba pridavėm signalizaciją ir mūsų robotas pats automatiškai išvažiuoja iš savo garažo ir važiuoja tiesiog ir pasirūpina švarumu, kad jūs, kai grįšite, jau būtų namuose švaru. Dabar atėjome į svetainę zoną. Šitoje vietoje pas mus bus grindinė dėžutė su kištukiniais lizdais. Kam čia bus naudojama dar neaišku, bet kokia nors net ir eglutė šitoje vietoje galima bus sumontuoti, bus labai patogu. Toliau svetainiai. Šiaip viskas kaip ir labai standartiškai. Šitoje vietoje tiesiog kištukiniai lizdai, tiesiog kištukiniai lizdai, tiesiog kištukiniai lizdai. Šitoje vietoje bus televizorius kištukiniai lizdai plus internetas. Šitoje vietoje kištukiniai lizdai plus internetas, bet taip pat čia atvedėm ir KNX-inį kabelį. KNX-inį kabelį čia atvedėm, nes galbūt pasijungs kokia nors audio sistema, galbūt prisijungs dar kažkas. Tai visą laiką yra racionalu atsivesti prie tokios vietos, kur bus multimedija kažkokia, atsivesti KNX-inį kabelį. Taip pat čia iš pradžių planavom pasidaryti su kabeliais akustinę sistemą išvedžioti, bet klientas pagalvojo, nuvažiavo pasikonsultavo su prekeiviais, kas prekiauja visokiom audio sistemom ir jie jam pasakė, kad jam nereikia jokių kabelių, kad jie jam pareiks specialias ten kolonėlės, kurias susikonektina per ten Bluetooth ar kažką ir jam tiesiog reikia maitinimo. Maitinimas yra padarytas ir daugiau, kas daugiau. Daugiau čia bus per perimetrą bus RGB juosta ir šitą RGB juostą dar turės daviklį, kuris stebės visą laiką jūsų ekrano spalvas ir spalvos šitos RGB juostos galės keistis pagal jūsų televizoriaus rodomą medžiagą. Rodys naktinį klubą, bus ten mėlynos raudonos spalvos. Rodys kažkokį, nežinau, westerną, kur kažkur dykumoj, tai bus visur ten geltonas spalvos. Labai šiaip dažnai naudojamas metodas, daugam jisai patinka. Yra net tiesiog priedėliai, kur padaro už televizoriaus tokį kontūrą, išveda specialią akytę, kurie viską tai matuoja ir priderina tas pašvietimus pagal televizorių rodomą medžiagą. Rodys, pavyzdžiui, mūsų šito video
per jo televizorių ir visą patalpą apsišvies, nežinau, į tas spalvos, kokias jūs čia mato dabar. Išgruntuotos sienos tokios, kažkokios diarėjos spalvos, nu, va, tokios spalva ir išgaus šitos RGB juostos. Nu, iš apšvietimų, kas iš tiesų taip pat lygiai keli taškiniai šviestuvai, kurie aš taip manau, kad jie bus demiriuojami čia 100%, bet tikriausiai jie visą laiką bus nudėminti į nulį. Ta prasme, jie švies labai nestipriai. Antras dalykas, kad čia bus tiesiog paprastas šviestuvas ir dar plus mes padarysim taip, kad įjungus televizorių galėtų įsijungti koksai nors televizoriaus žiūrėjimas scenarijus. Ką tai reiškia, kad tarkim atėjote žmogus dieną, nori pasižiūrėti televizorių, jisai paspaudė ten žiūrėti televizorių ir jam automatiškai užsidarė čia užuolaidos ir ten išsijungia šviesos, įsijungia RGB juosta, kuri reiškia atkartoja mūsų televizoriaus spalvas. Jeigu žmogus nenori to, jisai tą funkciją tiesiog gali atjungti paspaudus mygtuką ant jungiklio arba sureguliavus tai planšetėje. Taip pat šitoj vietoj bus toksai kavos staliukas, į kurį bus įmontuota rozetė, kuri va išvesta čia, ją tik liko pritvirtinti, kad jinai taip stovėtų į viršų, kad betonuotojai jos neužbetonuotų. Va šitas va, gražus berniukas čia viską yra padaręs. Taip, šitoj vietoj pas mus bus smart jungiklis, kuris valdys šitos erdvės. Kiek atsimenu, iš šitos pusės jisai valdys šitos erdvės reiškia apšvietimą ir pagrindę tik apšvietimą, plus čia taip pat galima bus valdyti ir kambario temperatūrą, ir taip pat valdyti vėsinimą, ir taip pat valdyti vėdinimą. Beje, čia nebus jokių kondicionierių, čia bus vėsinamos lubos, beje, tom vėsinom lubom dar kažkur turi būti kolektorius. Šitoj vietoj bus planšetė, iš kurios galima bus valdyti visą namą. Šitai planšetai atvestas kabelis. Ir čia montuosi specialus laikiklis, prie kurio pasijungs šitas kabelis. Ir kadangi planšetė negali būti visą laiką kraunama, jai su laiku ateis, jai bus negerai, jinai susirgs ir suges. Todėl šitas kabelis yra atskirai vedamas iš skydo ir jam pasijungs irgi aktuatorius. Kai planšetė pasikraus 80%, šitas kabelis tiesiog atsijungia ir planšetė nesikrauna. Kai planšetė išsikrauna iki 20%, šitas kabelis įsijungia ir planšetė pradeda krautis iki 80%. Ir taip va, iki begalybės kartų. Draugai, skylių gręžimas rozetėm ir jungikliam tai yra neatsiejama elektros montavimo darbų procedūra. Kartais tai visai paprasta užduotis, jeigu kalba eina apie kokį nors dujų silikatą. Bet jeigu kalba eina apie silikato plytą arba monolitą, tai čia yra daug dalykų, kurie nulėmė laiką, per kurį jūs galėsite išgręžti skylę ir eiti prie įdomesnių darbų. Vienas iš tokių dalykų yra gręžimo karūna. Gera gręžimo karūna net ir su blogų įrankių gali išgręžti skyles daug greičiau, taip taupydama jūsų jėgas ir laiką. Mes jau esame išbandę naujas Noxer gamintojo karūnas, tai dviejų tipų karūnos – Premium ir Performance. Premium karūna tai truputį brangesnė ir skirta monolitui. Performance karūna yra pigesnė ir puikiai tinka silikatinių plytų sienams. Šitas karūnas ir SDS adapterius joms jūs jau galite įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje. Prekės yra siunčiamas visoje Lietuvoje, todėl karūną galite įsigyti net atokiausiame Lietuvos taške. Nuorodą į karūną būtinai paliksiu šito video aprašyme. Gręžkite skyles greičiau, kad daugiau laiko liktų svarbesniems darbams. Taip, dabar mes esame vonios kambaryje. Šitas vonios kambarys yra bendras, taip vadinamas bendras, nes yra šitame bute dar vienas vonios kambarys, kaip ir dera šiuolaikiniuose namuose, du vonios kambariai, vienas bendras ir vienas tėvams, reiškia, kuris randasi prie miegamojo. Šitas vonios kambarys iš tiesų čia toksai, čia bus daug visokių iliuminacijų, čia daug bus visokių apšvietimų. Ir iš tiesų, ką aš galiu pasakyti, kad vonios kambarys tai iš tiesų ta vieta, kur realiai, faina pasidaryti kažkokį visokį taip tokį įvairų apšvietimą. Visų pirma, mes čia vonios kambaryje mėgstam atsipalaiduoti. Šitoj vietoj bus vonia
ir visą laiką faina atsigulti į vonę ir kad ten būtų kažkokia, nežinau, pašvietimas, labai blankus arba kažkoks įsijungtų romantiškas. Jeigu mes čia valom dantys, skūtamės, maikapinamės ar dar kažką, ar tiesiog atėjom išsiplauti savo draugelį, tai tokiu atveju reikia daug šviesos, nes reikia viską matyti. Toliau, taip, čia pas mus bus 2 klozetai, tiksliau 1 klozetas ir bidė. Po jais bus 2 pašvietimai. Šitie pašvietimai bus tokie kaip naktiniai ir vėliau papasakosiu, kokia čia bus veikimo idėja. Šitoj vietoj bus spintelė ir šitoj spintelėje padaryta rozetė. Kam jinai čia padaryta? Nežinau, nesigilinom, bet buvo pažymėta, tai ypatingai, kad būtent čia, aukštai, būtų rozetė. Šitoj vietoj bus šildoma siena. Čia atvestas maitinimas, o čia dar taip pat atvestas KNX kabelis, kad sumontuoti jungiklį, nes tikėtina, kad šitą sieną valdysis kažkaip automatiškai, bet dar klientas nori turėti opportunity for išjungti šitą senelę, kad jinai nesišildytų, kada jisai ten nenori. Tiesiog, kad jinai veiktų ne automatiškai, o tiesiog jisai paspaudė mygtuką ir jinai atsijungia. Šitoje vietoje bus gyvatukas. Gyvatukas turės būti kažkoks, kuris palaiko KNX-inį protokolą, kad jį galima būtų valdyti kažkaip nuotoliniu būdu. Tarkim, nežinau, išvažiavom, čia suveikia termometras, palaiko kažkokią temperatūrą. Čia nebūtinai, bet šitas daiktas jisai turi atsijunginėti pas mus atskirai ir valdytis dar turėti sąsają su bendru išmaniu namu. Taip pat kaip ir visur šlapiose vietose, pas mus čia bus sumontuoti pratekėjimo davikliai. Vienas bus sumontuotas čia žemiau klozeto ir bidė ir antras bus šitoj vietoj po kriauklėm. Ir lygiai taip pat, kadangi įvadas pas mus čia tik tai vienas bus, tai jeigu čia kažkur bus kažkoks pratekėjimas, toksai ženklus, nebus taip, kad ten, nežinau, išlipot iš vanios, šlapiam kojom praėjot ir atsijungė vanduo, nors idėja nebloga. Tai čia bus daviklis. Šitoj vietoj pas mus bus didelis veidrodis, šitoj vietoj bus rozetės iš vienos pusės, rozetės iš kitos pusės ir taip pat jungiklis iš vienos pusės ir iš kitos pusės. Jungikliai valdys veidrodžio apšvietimus, bus pašvietimai po kojom, bus pašvietimai iš viršaus. Visi šitie apšvietimai irgi bus RGBV. Tai yra, jie bus ir spalvoti ir dar galės ir keisti baltos spalvos temperatūrą. Viršui pas mus, kaip matote, yra nemažai taškinių šviestuvų ir yra vienas judesio daviklis. Šitas judesio daviklis iš tiesų, jisai veiks ir dieną, ir naktį, bet jisai persijunginės per režimus. Jeigu tai bus diena, tai žmogus atėjęs tiesiog bus basic programa, jisai užėjo į vanios kambarį, jam įsijungia kažkoks apšvietimas, kurį jisai norės. Tai mes dar paeksperimentuosim, jau kada montuosim viską gyvai, tai ten padėliosim, kurį apšvietimą jisai norės, kad jisai įjungtų. Kai jisai norės kažkokio kito sprendimą, jisai galės paspausti mygtuką ir jam persijungsis šviestuvai kažkaip kitaip. Bet dar su judesiu davikliu kas yra, kad kai jisai užeis čia naktį, tarkim, tai mes suprogramuosim taip, kad dieną veiktų vieni šviestuvai, o kai jis žeina naktį, tai kažkaip blankiai švies šitie šviestuvėliai po kriauklė ir šviestuvėliai po mūsų tualetų ir bidė. Tai prideda, aš aplamai esu mėgėjęs tokių visokių pašvietimų, nes šitie pašvietimai, jie tokį sukuria gerą jaukumą ir naktį, kai jūs vaikštot, aišku, naktį vaikštyti pasisiuoti, čia yra negerai, jeigu jūs vaikštot dažnai susiuoti naktį, jums jau laikas kreiptis pas gydytoją, bet vis dėlto kartais persigeriam arbatos prieš miegą ir naktį atėjus į tualetą, jums įsijungia tokia šviesa, blanki, kuri jūsų neakins, kuri jums netrukdys. Jūs tiesiog pamatėt kelią, kaip čia daeit, atsisėdot, atsistojot, atsisėdot, padarėt savo reikalus, grįžot atgal, miegat. Ypatingai tai dar gerai vaikams. Jeigu turite vaikų,
kad vaikai nebijotų ten naktį eiti į tualetą ir kad jiems nereikėtų ieškoti ten kažkokių šviestuvėlių, jie išeina iš kambario ir įsijungia visokie pašvietimai. Lygiai tokį patį pašvietimą mes ir turėsime koridoriuje. Nu ir taip pat reikėtų paminėti, kad čia bus irgi automatinės žaliuzės kažkokios, kai žmogus norės privatumo, aišku, čia 5 aukštas ir stipriai nieko nesimatys, bet kuriuo atveju, jeigu žmogus norės kažkokio privatumo, jisai paspaudžia čia vieną mygtuką ir jam užsidaro šitas žaliuzės. Jeigu nori, kad visi matytų, kaip jisai eina praustės į vonę, jisai paspaudė kitą mygtuką, paskui atsidarė žaliuzės ir dar pasikylo į viršų, kad visi jį matytų. Aišku, vertinant tai, kad čia 5 aukštas, tai abejotina ar matysis, bet iš tiesų matau, kad pro tą langą matosi kiti būtai kaiminystėje namų. Dabar esu tokie erdvėje, kur, matot, net negaliu ištiesti pilnai rankų. Atsiremiu į sienas. Čia bus tokia, kaip iš tiesų čia tiesiog pastatyta spinta. Tiesiog jie pastatė dabar iš plytų ir storų sluoksnių. Taip, čia bus spinta šita bus skirta pagrindę sukabinti visokias striukės, galbūt dar bus kažkokias porą lentynų. Bet šitoj vietoj pas mus dar yra štai toks dalykas. Čia pas mus bus kolektorius. Į kolektorių mes atvedėm KNX kabelį ir atvedėm 6 kabelius elektros. Kadangi mes dar nežinom, kokias mes sklendės pasirinksim, todėl mes atvedėm daug naujo kabelius. Iš tiesų variantas pas jūs yra arba dėtis KNX sklendės, kurios yra pakankamai brangios ir nežinau, kame jų privalumas. Ir antras variantas - skydė įdėti specialų valdiklį, kuris komunikuoja su visą KNX sistemą ir kai tam tikram kambarė nukris jūsų temperatūra, jisai paduos srovę į šitą kolektorių, į konkrečią sklendę ir atsidarys kontūras, kuris pradės šildyti tą kambarį. Iš tiesų šitų sklendžių principas, veikimo principai yra labai paprastas, ten tiesiog paduodama fazė arba paduodami 24 voltai ir jinai atsidaro, kai nepaduodama užsidaro. Viskas. Kam čia galėtų būti reikalinga KNX, nežinau, dar šitą studijuosim ar apsimoka jas dėti, bet spėju, kad dėsim paprastas, kurias valdysis tiesiog per valdiklį. Dabar esame kambarė, tai paprastas standartinis vaiko kambarys, iš tiesų nieko ypatingo. Vienintelis dalykas, kad projektas mūsų čia keitėsi realių laikų ir mes supjaustam visas skylės kištukiniams lizdams pagal vieną projektą ir kai jisai jau buvo viskas išpjauta, projektas pasikeitė. Todėl mums teko tas visas skylės perpjauti, dėl to čia pas mus toksai, šiuo metu nelabai gražus vaizdas. Iš apšvietimas čia iš tiesų paprastas, tiesiog 4 šviestuvai, šitie šviestuvai bus demiriuojami, valdysis jie irgi lygiai taip pat KNX jungiklių, iš kurio taip pat galima bus pareguliuoti šito kambario klimatą. Čia galima būtų iš tiesų sumontuoti paprastą jungiklį, kas yra, pigiau, bet žinot, kai jūs darat KNX išmanųjį namą ir dėti ten dėl taupimo, kažkokio taupimo sumetimais atskirą jungiklį, kuris nebus prijungtas į bendrą tinklą, nelabai logiška. Toliau pas mus šitoj vietoj, kur stovi mūsų operatorius, bus tokia rūbinė. Tai su rūbinė iš tiesų irgi viskas labai paprasta, yra keli ledai, yra paprastas šviestuvas centrinis ir yra jam judesio daviklis, viskas. Šitas vamzdis išeina čia, pasijungs rekuperatoriaus išėjimas ir ten kažkur įlajos, bet įlajos jau bus pajungtas prie bendro naudojimo skydelio, jas nebus pajungtas prie šito būto skydo. Taip pat šitam kambaryje, kaip ir visuose kitose kambariuose, bus automatinės užuolaidas. Tai čia logiška. Tai bus automatinės užuolaidas ir palei užuolaidas čia kažkur bus sumontuotas LED. LEDas irgi RGBV. Vaikams beje tas RGBV dažnai būna įdomus, jie mėgsta pakaitilioti spalvas ir nustato tas spalvas pagal savo nuotaiką. Šitame kambaryje iš tiesų nieko jums nepasakosiu, nes atsukit ten 2 minutės atgal ir viską, ką pasakojau, pritaikyta ir šitam kambariui. Lygiai taip pat nebuvo projektų ir persikėlė rozetės, tiksliau jisai buvo, bet jisai pasikeitė. Lygiai taip pat apšvietimas, lygiai taip pat užuolaidas, lygiai taip pat
LED juostą. Jungiasi viskas KNX jungikliu. Dabar su vėlgi tokiam mažam kambariukė, čia nežinau ar galima jį pavadinti rūbinę, čia tokia daugiau gal kaip skalbykla, šitoj vietoj stovės skalbimo mašina, stovės džiovyklė, čia bus lentynos visokiem švariem drabužiam, šitoj vietoj bus rozetės pajungti lygintuvą ar kažką dar. Ant lubų pas mus 4 šviestuvėliai, LED pašvietimas lentynų ir atvestas KNX ir plus čia, nes iš KNX čia bus maitinimas KNX-inis judesio daviklis, šviesą įsijungia nuo judesio daviklio, taip pat čia atvestas kabelis rekuperatoriui maitinimas ir rekuperatoriui KNX. Rekuperatorius jau nupirktas zenderis, kuris palaiko KNX-ą, jam atvestas atskiras maitinimas. Ir jam taip pat atvestas tas KNX ir dar iš jo pačio bus vienas valdiklis, kurio galima bus čia tiesiogiai mechaniškai pareguliuoti šito rekuperatoriaus ten parametrus. Funkcija kaip ir nelabai reikalinga, nes tą galima padaryti iš svetainės, iš pagrindinio planšeto, bet kadangi pultas ėjo komplekte su pačiu rekuperatoriam, tai klientas sako, padaromės ir čia tą atskirą pultelį. Tai dabar mes jo nedarysim, nes nėra pertvaros, kai susuks pertvarą, mes tiesiog paimsim ir nuo pačio rekuperatoriaus nutiesim čia KNX-inį kabelį, nes jisai irgi tinka to pultelio maitinimui ir valdymui. Ir dabar esame pagrindinėme miegamajame, taip vadinamam tėvų miegamajame. Tai ką mes čia turim iš tiesų, kaip visada. Rozetės iš vienos pusės, rozetės iš kitos pusės lovos. Per vidurį išvestas kabelis LED apšvietimui, tas apšvietimas bus kažkur integruotas į lovą. Toliau čia bus rūbinė, už šitos nematomos sienos, kurios dabar nėra. Čia bus tokia rūbinė spinta. Į spintą atvestas irgi KNX kabelis, judesio daviklis, kuris jungs LED pašvietimas spintelių ir dar pagrindinį apšvietimą. Prie lovos išvesti 2 kabeliai, čia susimontuos paprastai kažkokie sieniniai šviestuvai. Ant šitos sienos, tai čia aš kiek suprantu, bus moters zona, čia bus kažkoks staliukas, čia veidrodis su apšvietimu, šitoj vietoj bus keli kištukiniai lizdai ir čia apačioje kištukiniai lizdai. Ant šitos vietos sumontuotas jungiklis, kuris valdys šitą apšvietimą. Iš tiesų galima bus paįvairinti ir ten sudėlioti dar kažkokį valdymą ar kažkokį jungimą, išjungimą. Čia jau bus eigoje, gal keisis žmonių poreikiai, norai ir visa kita. Apšvietimas vėlgi paprastas, keli taškiniai šviestuvas, vienas centrinis. Įdomus dalykas su televizorium, nes kaip matote, per lovos centrą mes čia atsirėmėm į langą. Langas vėlgi su automatiniam užuolaidos ir nėra kur sumontuoti televizoriaus. Televizorių kištukinius lizdus numatėme čia. Planas keitėsi 2 kartus, 3 kartus. Pirmą kartą norėjau padaryti rozetės čia, paskui persigalvojo, sako, padarykit man rozetę lubose, atveskit ten internetą ir mes ten padėsim projektorių. Praėjus vienai dienai, sako, ne, vis dėlto aš projektoriaus nenoriu, aš noriu kažkokią, nežinau, kad čia išvažiuotų. Tai sumontavom šitos rozetės tokiam aukštį ir šitoj vietoj reikės sugalvoti kažkokį rėmą, kuris žmogus, kai įjungs televizorių, jisai išvažiuos čionais. Ir šitoj vietoj vėlgi sudėliosim tokį scenarijų, kad kai žmogus paima pultą, įjungia televizorių, tai automatiškai šitas visas bėgis išvažiuoja tiesiai, kad televizorius būtų priešais lovą. Ir taip pat, kaip ir sakiau prieš tai, šitoj vietoj yra atskiras vonios kambarys. Tai vonios kambarys, su jo viskas kaip ir su mano kambariu. Pas mus čia yra pratekimo daviklis, pas mus čia yra veidrodis, pas mus čia yra LED apšvietimas virš spintelės, pas mus yra apšvietimas virš dušo, pas mus čia yra gyvatukas. Nieko specialaus čia nėra. Ir dabar esame koridoriuje. Koridoriuje iš tiesų nieko nėra ypatingo, išskyrus kelių vietų. Ten kažkur yra kištukiniai lizdai,
Nežinau, yra, ar bus naudojami, neaišku. Yra pašvietimas, kojų pašvietimas šitoj vietoj ir dar bus šitoj vietoj. Taip pat čia yra vandens įvadas, jo nėra, bet jisai bus. Vandens įvadas ir čia atvestas maitinimas, reiškia uždaryti tą vandens mazgą, jeigu bus kažkur nutekėjimas, vandens nutekėjimas. Šitoj vietoj pas mus yra jungiklis, kurio valdysis iš tiesų nieko stipriai nesivaldys, bet bus master jungtukas, kai išeina žmogus iš namų, jisai paspaudė šitą mygtuką ir visos namo šviesos ir nereikalingi įrenginiai atsijungia. Kas įdomu su šito būtų? Tai va šitos durys. Kaip matote, šituose duryse čia monolitinis karkasas ir ten apačioj didelė skylė, kuri dabar uždaryta, bet aš ten nestosiu, nes čia net nebus paskui kam tą video sumontuoti. Čia bus liftas. Liftas atvažinės tiesiai į šitą būtą. Liftas atvažinės tiesiai į šitą būtą. Šitoje vietoje, aišku, dar stovės dar vienas duris. Ir esminis dalykas, kurį nori padaryti žmogus su šito liftu, tai padaryti taip, kad iš tiesų tas yra paprasta, kad į šitą būtą galėtų pasikelti tik tai jis, arba galėtų pasikelti žmonės, kurie atvažiavo pas jį į svečius, tarkim. Atvažiavo, paskambino į domofoną, jisai jam atidarė duris ir tada jie gali užeiti liftą ir pasikelti į jo aukštą. Tai toks vat navarotas. Nu ir šitoj vietoj mūsų išmanaus namo visa šerdis. Šitoje vietoje pas mus stovės skydas. Visi kabeliai apšvietimo suvesti čionais, visi kabeliai rozečių suvesti čionais, visi KNX-iniai kabeliai suvesti čionais, visi kolektoriaus grindų šildymo kabeliai suvesti čionais. Čia stovės va šitas skydelis. Šito skydelio mes nusprendėm nemontuoti šiandien. Šitas skydelis išvažiuos su mumis ir rinksim mes jį dirbtuvėse. Apie šitą skydelį aš manau, kad tikrai nufilmuosiu atskirą video, kaip jisai renkamas, kaip mes jį projektuosim. Ir rinksim mes jį jau dirbtuvėse. Ir dabar esu laiptinėje. Šita laiptinė irgi priklausys šitam būtai. Pagrindinis įėjimas bus apačioje, bet ten dabar neįsiu, nes neturim ten apšvietimo, bet ten yra pagrindinis įėjimas. Ten yra judesio daviklis, kuris įjungs apšvietimą. Taip pat apšvietimas bus čia ant kažkokių pakabinamų lubų. Tikriausiai, kad čia bus koks nors Armstrongas ar kažkas tokio. Šita vieta būtų ne visai įdomi arba neįdomi išvis, jeigu ne vienas dalykas, nes čia bus viršų išvestas kabelis varikliui ir šitoje vietoje yra šito variklio bus valdymas. Ir šitoje vietoje bus, 3 kartus pasakiau šitoje vietoje, bus speciali drabužių kabykla. Kai ateis, nežinau, arba šeimininkas, arba šeimininkė kabinti rūbus, paspaudžia šitą mygtuką, nusileidžia kabyklą, sukabina čia visus savo drabužius, paspaudžia mygtuką dar kartą, jisai pervažiuoja ir atsiranda čia dar viena kita jau pakaba, ant jos vėl dar kažką sukabino, paspaudžia dar kartą, jinai dar persistumia, dar pakabina ir tada paspaudžia mygtuką ir viskas taip pasikelia į viršų. Ten bus įrengta specialiai vėdinimo sistema ir tie drabužiai ale gerai ir greitai džius. Tai ką, šiandienai tiek, toks vat objektas, prenumeruokite mūsų kanalą, dėkite laikus ir iki sekančio video.